Kolegos, tai yra tepalai bestselleriai. Kodėl bestselleriai? Tomas trumpai jums pristatys. Taip, aš taip padarysiu. Jeigu rimtai, bestselleriai kame, nes tikrai yra išskirtinumas HGS, ko kiti pasigirti negali, tokia plačia išskirtinių tepalų asortimentų linija. Ir būtent palyginam HGS 2000 su 6000 plusu, vien dėl to, kad tai yra grinai darbinis arklys, jeigu palyginam su gyvūnais, o čia yra, kaip sako, grakštus lenktynių žirgas. Kodėl taip yra? Todėl, kad būtent 2000 mūsų tinka tepti įvairiem atviriem mazgam, kur jau yra mažiau jautrumo įvairiem, sakykime, jau preciziniam tepimui, bet kur reikia, kad jis išliktų ilgalaikis, nes HGS pasižymi klampumu. Aprašymuose yra prašyta, kad HGS 2000 turi nemažai tirpiklių. Ką tirpikliai duoda šiam tepalui? Tai viskas asociuojasi su skvarbumu. Kadangi jis yra lipnus, esate jau išbandę turbūt šitos nagliukus, tai reikia, kad jis būtų skvarbus ar papultų įvairiausius mažiausius tarpelius. Tai skiedikliai, jie skirti tam, kad padidintų skvarbumą. Jis prasiskverbia, tirpiklis išgaruoja ir tada lieka tik tai lipnus tepalas, kuris dėl savo unikalumo sunkiai nusivalo nuo paviršiaus ir taip užtikrina ilgalaikį tepalo buvimą ten, kur jo reikia. Ar tai reiškia, kad HGS 6000 yra skystesnis? Tikrai taip. Ir čia jums išduoda netgi skaičiai ant buteliuko. HGS 2000, HGS 6000. Kuo didesnis skaičius, tuo yra skystesnis tepalas. Bet čia jau girdisi ar nes ratukas, ką tai reiškia, kad yra daugiau komponentų papildomų. Jame jau yra naujausia technologija, yra boro nitrido priedas, kuris jau atlaiko net iki 1000 laipsnių temperatūros sausam tepimui. Gerokai išgryninta yra sintetinė alyva, jinai jau turi NSF ženklinimą, tai reiškia, kad tinka puikiai maisto pramoniai. Ir jau čia galima naudoti jau didelio preciziškumo reikalaujančių įrankių, kur yra dideli greičiai, kur yra labai maži tarpeliai, slankiantis pastovi, ar ne, kur temperatūrinis režimas yra didelis, kur reikia jau stengtis, kaip sakyt, kad būtų visada sutepta ir kad jokių būdų nesugestų įrengimas dėl trinties. Tai vis tik tai, kuris tepalas yra geresnis? Man atrodo, kad 2000 garažiukui, pavyzdžiui, žymiai geriau tiktų. Kaip tu manai? Aš manau, kad tie būdai yra nepavartojami, tik tai priklauso nuo to, kur jūs juos naudosit. Tai kasdieniam naudojimui tikrai drąsiai 2000, jis atidirbs savo tobulai. HGS, kur reikia jau tikrai precizijos, kur reikia netgi maisto pramonė ir nebūtinai maisto pramonė, kur jau yra brangi įranga, tai yra nepakeičiamas. Kitaip tariant, atkreipia dėmesį, kad kainos skirtumas 10 eurų, nei daug, nei mažai. Bet jeigu tas kainų skirtumas atperka 1 valandą meistro, kuris turi gaišti prie įrengimo, kad jis atstatytų dėl jo nusidėvėjimo greitesnio, tai šitas dalykas, sakyčiau, sutaupo kur kas daugiau, negu jis pats kainuoja. Ar galima sakyti, kad 2000-asis labiausiai tinka tai, ką galim kiekvieną dieną atrasti ir panaudoti? Durių vyrai, krumpliaračiai, kokios tai sklendės arba viskas, kas juda nedideliais greičiais ir šis tepalas atlaiko didelės apkrovas? Taip, šiaip galima ir tam naudoti ir tam puikiausiai tinka. Jis yra grynas, be jokių papildomų komponentų ir kur yra dideli greičiai, kadangi jis yra pakankamai klampus, jį gali naudoti. Tik tai, aišku, temperatūrinis atsparumas jau bus iki 180 laipsnių darbinis, tai vadinasi, ilgainiui išgaros reikės tiesiog dažniau kartoti. Bet šiaip kasdieniam jungtim tai nepakeičiamas variantas yra. Galima. Ačiū, Tomai.